esu Jurgita Lekavičiūtė, esu lietuvė, bet šiuo metu dirbu ir Prancūzijoje, biomedicinos srityje. Apsigyniau disertaciją 2007 metais, kur buvo dirbama aplinkos poveikis sveikatai. Iš tikrųjų, aš dirbau su transporto triukšmu, atlikau jų modeliavimą, naudojant geografinės informacinės sistemas. Ir iš Kardiologijos instituto turėjau duomenų bazes apie kiekvieną asmenį, kuris sirgo miokardo infarktu tam tikrų laikotarpių, ir aplinkos ir sveikatos duomenų bazes bandžiau sujungti, naudodami geografinės informacinės sistemas. Tai iš tikrųjų naujas darbas Lietuvoje, nes niekas dar kol kas nedirbo naudojant šias sistemas duomenų sujungimui. Taigi mano disertacija buvo tarpdisciplininė, 3 disciplinos: erdviniai mokslai, medicininiai mokslai ir aplinkosauga. Ir toliau šį darbą tęsiau dirbant su informacinėm sistemom Prancūzijoje, Paryžiuje, kur šiuo metu dirbu tyrimų institute. Tai yra tyrimų institutas vystymuisi. Ir tai mane iš tikrųjų, pirmasis darbas mane labai domina, ir tenais dirbu daugiau su pakrančių zona ir su kitais taikymais. Taip pat dirbu kartu su kolegomis prie hiperspektrinio skanavimo, ir šį darbą atlieku su lietuvių kolegomis, Lietuvos žemės ūkio universitetu. Taigi galvojame sukurti naujas technologijas, naujus taikymus biomedicinai. Na ir tikiuosi, kad mums pavyks, ir tikiuosi, kad ateityje liksiu šioje srityje dirbti ir sukurti kažką naujo, įdomaus, inovatyvaus, ir tikiuosi, kad bus visų pirma tai įdomu man pačiai, kaip ir visiems aplinkui.